Vienas dalykas, apie kurį ne visi žmonės supranta, tai yra, kai visi žmonės galvoja, kai tu esi kūrėjas socialiniuose tinkluose, kad tu realybėj būsi toks pat, koks esi socialiniuose tinkluose. Pakalbėsiu šiek tiek iš savo patirties, tai nėra taip, kad tu visą laiką ten kažkuo apsimetinėji, bet tikrai didžiąją dalį tu tiesiog šiek tiek ekspresyviau savo išreiškia jausmus. Na ir labai dažnai žmogus prieėjęs prie tavęs tikisi, kad tu lygiai taip pat aktinsi, kaip tu aktini per savo tam tikrus video. Tai mano situacijai labai priklauso, pavyzdžiui, nuo kur aš keliu. Pavyzdžiui, Instagramo story, Instagramo postai ir kai kurie reelsai tikrai atspindi mano asmenybę. Tada yra YouTube'ės video, kur galima irgi matyti manęs, bet dauguma atvejų tiesiog kad entertaininti video tu turi išreikšti save biški stipriau. Ir tik nesupraskit mane ne taip. Žiauriai faina, kai prieina ir nori, pavyzdžiui, nusifotkinti su tavim. Čia yra nerealu. Aš labiau turiu omeny, aš jums papasakosiu vieną istoriją. Ir čia visai dar nesenai aš buvau Akropolė. Prie manęs priėjo vyras, nepiktybiškai pradėjo prašyti, kad tipo nusifilmuojam. Ir jis tiesiog paėmė, atsistojo prie manęs, mane taip apsikabino ir ten pradėjo kažką į kamerą sakyti. Na ir tokiu atveju, nežinau, atrodo, jis tikėjosi gal, kad aš ten pradėsiu klykti, salto daryti ir nežinau, ką daro. Realybė yra šiek tiek kitokia. Aš esu irgi žmogus kaip jūs. Aš pavargstu, būna pykstu, būna labai džiaugiuosi, dar galiu paspilinti šiek tiek arbatos. Yra tikrai nemažai žmonių internete, kuriuos jūs stebit kiekvieną dieną, kurie yra priešingos asmenybės realybėj. Kai aš dar nelabai daug žinau, kas vyksta už kamerų ir kaip kiekvienas aktina, elgiasi ir kaip su kuo bendrauti, tai prisimenu, buvau fotosesijoje ir buvo įžymių žmonių. Labai stengiausi gerbti ir adekvačiai reaguoti, bet ir tuo pačiu norėjau pabendrauti, nes įdomu. Deja, po to mano pabendravimo supratau, kad nėra viskas taip, kaip atrodo. Labai įspūdinga, kaip galima rodyti save socialiniuose tinkluose savo didžiausiai laimiai, o priešingai būti pikčiausia savęs versija. Ir po visų tų patirčių aš supratau, kad aš nenoriu būti tokia. Na bet jo, gale dienos mes patys renkamės, kokiais žmonėmis mes norim būti. Aš renkuosi būti kiek įmanoma draugiškesnė, visiems šilta, primanti ir tiesiog no hate personality. Kodėl mes heitinam? Kas čia yra per kultūrą? Ir jo, tikiuosi, kad ir jūs nesat kažkieno tai priežastis, kuris nenorės valgyti kitą dieną, nenorės atsikelti, jausis negerai apie save. Tiesiog skleiskim gerą energiją ir būkim patys geri. Šitas mūsų pokalbis eina jau per daug biški deep, tai raminuosi ir ačiū labai, kad pažiūrėjot. Būtinai pasiekit mane Instagrame, Demino.